Liudvika, karas sumaišė visas kortas. Iš naujo, galėtume taip sakyti, buvo įsidėšiusios vieną realybę ir staiga karas, jis permaišo kortų kaladę ir mes turime visiškai kitas aplinkybės, kitas grėsmės, bet lieka viena iš tokių gilių problemų, tas tęstinumas, kada visuomenė buvo supriešinta į vakserius ir antivakserius. Ir tik tai mūsų institutas stengiasi palaikyti tokią diskusiją, kas yra tiesa, kas netiesa, ką mokslas įrodė, ko neįrodė, mokslinės diskusijas vesti, nes vakcinos arba šita epidemija buvo visiškai pirmą kartą žmonijos istorijoje, niekas nežinojo atsakymų ir mes kartu ieškojom to atsakymų. Bet dabar ir ta nuskambėjusi istorija, kada Lietuvos televizijoje buvo iškeltas klausimas, neapykantos klausimas, ar turi sukurti pragarą antivakseriams gyvenantiems Lietuvoje. Ir aš iš tikrųjų galvojau, kad karas viską naikina, mes pradedam nuo naujo balto lapo, kad ta neapykanta, kuri ten buvo susijusi su vakcinom, tas susiskaldimas, jisai dingsta, nes mes suprantame, kad reikia susikaupti, reikia visiems susivienyti, nes grėsmė yra didžiulė. Ypač pirmom karo dienomis, kada mes nežinom, kiek Ukraina atsilaikys, neatsilaikys, nes po Ukrainos tikrai buvom antri mes šitame. Bet pasirodo, tie veikėjai, kurie buvo valdžios finansuojami kovai prieš antivakserius, jie antivakserius prilygino dabar putinistams. Ir savo darbą, Lietuvos skaldymą, neapykantos kurstymą jie tęsia toliau. Kaip tokią situaciją iš teisinės pusės vertinti? Kaip jūs matot situaciją? Ką daryti su tuo? Nes aš dar pabaigsiu taip, tarp antivakserių, kaip ir visose grupėse, buvo ir mylinčių Putiną, mes natūralu, nes ten patys įvairiausi žmonės buvo, taip, bet visi šitie putinistai, jie labai greit išaiškėja. Jiegi rašo Facebook'e, kad jie už Putiną prieš kitą, jos labai lengva identifikuoti, bet negalim sakyti apie visus taip žmonės, kurie buvo prieš priverstinį vakcinavimą, sakykime, prieš tradicinę šeimą ir panašiai. Juk patys įvairiausi buvo žmonės judėjime, o dabar visus pagal vieną kurpalių, kad jie yra visi putinistai. Oi, tiek daug klausimų. Iš tikrųjų, matyt, mes gyvename, jau man atrodė, kad labai įdomiais laikais, bet tie laikai vis įdomėja ir dabar šiandien, kai tikrai krenta bombos Europos centre 21 amžiui, neįsivaizduojami dalykai vyksta. Tai čia yra agresija, čia yra karas, čia yra tai, ką mato ir kam priešinasi visas pasaulis. Bet Lietuvoje mes turime tą savo vidinį karą. Ir mes tikrai, jeigu, kaip jūs sakote, kad įsivaizdavom, kad pradėsim nuo balto lapo, tai taip nėra. Tai, kas buvo žadėta, tas pragaro sukūrimas, jis atrodo įgauna pagreitį. Ir aš kiek žinau, ten buvo kreiptasi dėl LRT iškelto klausimo, kad ar reikia paversti pragaro tų žmonių, kurie yra prieš skiepus gyvenimą, kad tai yra neapykantos kurstymas. Ir tas tyrimas buvo nutrauktas ir aš dabar nesistebiu tuo, kad tas tyrimas buvo nutrauktas, nes tai jau darosi tokia kaip ir oficiali pozicija. Ir žinot, kada žmonės reiškia savo emocijas kažkokias, tai ar komentaruose anoniminiuose, tai yra viena. Bet aš matau, kad jau ir oficialūs tie mūsų valdžios pareigūnai duoda tarsi kažkokį tai įsakymą FAS. Ir mane labai nustebino, aš tiesiog buvau pritrenkta tokios oficialios žinutės žinomo žmogaus, išsilavinusio žmogaus. Žmogaus, kuris užima tam tikras pareigas, tai yra LRT tarybos pirmininko pavaduotojos,
kurie yra išsilavinusi, turi apsigynusi 2 disertacijas Maskvos Lomonosovo universitete 79, toliau Romos akademijoje dar vieną disertaciją. Ir ji leidžia savo viešai pasakyti, kad antivakseriai tai yra putinistai, kurie dirba pagal paruoštukus. Nu tai man tiesiog yra protų, yra nesuvokiama, kaip galima žmonės suskirstyti ir kaltinti tokiais baisiais dalykais. Aš savo aplinkoje nežinau žmogaus, kuris pritartų šitai karo agresijai. Aš nepažįstu tokio žmogaus. Galbūt jie kažkur yra įsislaptinę, bet žmonės pasmerkti, va, taip diagnozuoti juos viešai, kurstyti tokią neapykantą vien dėl to, kad tie žmonės buvo pasirinkę nesivakcinuoti. Na, kiekvienas mes turim pasirinkimą, aš nusprendžiau taip, jūs nusprendėt kitaip ir dėl to žmonės kaltinti ir juos laikyti Putino gerbėjais, nu tai yra kažkas baisaus. Tai man atrodo, toks yra tipiškas neapykantos kurstimas, bet jau ne iš eilinio žmogaus, o iš to žmogaus, kuris vadovauja visuomeniniam transliuotojui. O juk visuomeninis transliuotojas, jis turi misiją, jis turi užtikrinti nuomonių pluralizmą, jis turi gerbti žmogų, jis turi gerbti taiką visuotinę Lietuvoje. O čia yra va tokia duodama komanda, kad jūs pulkit tuos antivakserius, nes jie palaiko Putiną. Nu tai yra man tiesiog klasikinis neapykantos kurstimas. Prieš žmonių grupę, būtent tuos, kurie pasisakė prieš pandemijos tokį valdymą, kokį mes turėjome. Tai mes galėtume dar truputį plačiau tą išplėsti. Krašto apsaugos ministerija knygų mugėj kaip pagrindinį daiktą pristatė tokio savokyno knygą, kaip kariauti su Rusijos troliais. Ir mes žinome, kad tas savokynas Lietuvoje sukūrė visą fabriką, kaip kariauti viduje Lietuvos su žmonėmis ir jis tą tęsė. Tai kaip, ar yra kažkokios teisinės priemonės, kad apsiginti nuo kaip sakykime, net nežinau nuo ko, nuo šmeižto, nuo kurstimo. Vat, ką mums daryti tokioje situacijoje, kada žmogus parašo, kaip veikia rusų troliai, kaip su jais kariauti, ir tuo pat metu jis tą naudoja Lietuvoje prieš Lietuvos piliečius. Ir tada netgi Vilniaus mero patarėjas, toksai Žukauskas, jisai aiškina, kad Žydrūnas Savickas yra putinistas ir kad ten eilė dar pavardžių ir kad su jais susidoros, kada ateis laikas. Taip, tai ne tik Žydrūnas Savickas, aš čia dabar perskaičiau antraštę ir netgi, žinot, labai retai atsiverčiu tuos straipsnius, nes dabar ta vieša erdvė tikrai yra be galo specifinė. Bet mane nustebino, žinot, užsipultas Sabonis. Dėl ko jis užsipultas, aš galvoju, gal jis kažką tokio blogo padarė. Gal jis kažką, būna, žinot, buvo ten selas neatsakingai kažkokį sakinį pasakė. Bet jūs įsivaizduokit, žmogus, tokio rango žmogus, kurį pažįsta visas pasaulis, kur nenuvažiuosi. Sabonis, jis dar lig šiol žmonės nepamiršę. Tai tiek jis yra išgarsinęs Lietuvos vardą. Ir jūs įsivaizduojat, aš perskaičiau tą visą straipsnį, pasirodo, jo kaltė yra tai, kad jis niekur viešai nepasisakė dėl agresijos šitos dabartinės karo. Tai jūs įsivaizduojat, kaip dabar, žinot, man tai primena, aš juokiuosi, aš sakau, man tai primena, aš grįžtu į jaunystę, į Andropovo laikus, kai tu turėjai pasmerkti visada darbo kolektyve, kai tu turėjai pasmerkti ten darbo žmonių, deputatų, ten kažkokiam tai, reiškia, suvažiavime, nes jeigu tu nepasmerksi, tai tu esi liaudies priešas. Tai jūs įsivaizduojat, tai ką tas Sabonis turėjo žinutę rašyti? Aš manau, kad jis iš vis mažai kalbantis žmogus, toks santūrus vyras. Ir ką jis turi deklaruoti? Ir iš vis man, suprantat, bet mano aplinkoje dabar daug žmonių padeda ukrainiečiams. Mano dukros, reiškia, draugė, parsivežė iš atostogų ukrainiečių šeimą. Visaip stengiamės padėti, darbą surasti. Mūsų kaimynas atidavė savo namelį, reiškia, kolektyviniam sode šeimai. Toliau yra mano kolegės, reiškia, mama parsivežė 9 mėnesį, mes ten renkam rubelius. Bet suprantat, rubelius padėti ir visą kitą, bet suprantat,
Na, nebūtina, tiesiog nereikia kiekvieną kartą raportuoti, kad argi mes raportuojam, kad mes mylim tėvynę, kad mes mylim savo vaikus, savo artimuosius, nu ar mes kiekvieną kartą rašom į Facebookus ir tą raportuojam, man tai yra netgi juokinga ir netgi žema, jeigu aš kažkam padėjau, tai aš kaip tik noriu, kad niekas to nesužinotų, o ne kad kažkaip užsidėti pliusiuką. Aš čia paskaičiau, viena valstybės tarnautoja paskyrėte 100 eurų ir jau rašo žinutę. Tai jūs įsivaizduojate, dabar tas Sabonis apkaltintas dėl to, kad jis skelbimo kokio neįdėjo, kad jis palaiko. Ar čia kam kyla abejonių? Ar čia kas gali šiais laikais palaikyti tą bombardavimą ir tą invaziją į svetimą kraštą? Ar kas gali normalus palaikyti, jūs man pasakykite? Liudvika, tai ir Šarūnas Jasikevičius, kada jis pasisakė, kad reikia baigti tą nesąmonę su tom vakcinomis, tai reiškia, jis irgi putinistas gaunasi. Nu tai va, o žinot, kas čia yra? Aš sakau, grįžtu į jaunystę, tai yra bolševizmas. Aš kito žodžio nerandu. Tai yra bolševizmas, tai yra primetimas savo nuomonės kitam ir jeigu ta nuomonė reiškia kitokią, tai tu esi priešas. Tai yra priešų paieška. Bet suprantat, galbūt ten Rusijoje gali jie priešų ieškoti, galbūt kitoje didesnėje šalyje. Bet mūsų, kiek jau čia mūsų liko? Ir dabar žiūrėkit, kas tie taikiniai. Statkevičius, Paškevičius, ir ar ten Sabonis, ar ten dar kas. Kiek mes tokių žmonių turim? Tai yra tokio kalibro žmonių, mes turim vienetus, net ant rankos pirštų nesuskaičiuosim. Ir kas juos užpuola? Užpuola vidutinybės, kurie niekada tokio lygio nepasieks savo srityje. Jūs suprantate, tai yra savotiškas susidorojimas, kai aš negaliu konkuruoti mintim, darbais, savo pasiekimais. O tai aš uždėsiu jam kepurę ir dabar dabar jį visi užpuls. Nu, suprantate, tai yra toks silpnumas mūsų valstybės. Ir aš nežinau, dabar tikrai realios agresijos atveju. Aš tai, pavyzdžiui, nebijau išpuolių tokių, na, visada yra žmonių psichopatų, visada yra žmonių agresyvių. Tokia yra gyvenimo realybė. Kova tarp gėrio ir blogio, jinai yra amžina. Bet žinot, aš ko bijau? Kad visa šita mūsų valstybė tokia supriešinimo lavina, jie iš tikrųjų mus daro pažeidžiamus. Liudvika, jūs kaip kalbėjote, aš pagalvojau, yra toks kaip Tapinas, kuris valdo Lietuvą. Nes jis nurodo, kas yra priešas, ką reikia pulti, ką reikia daryti. Nes jeigu paklausyti Tapino, jis sako, tie nedaro to, pulkite. Tie ir tie nedaro to, pulkite. Ir tada niekas į tai nereaguoja. Jis reikalauja, kas turi būti uždaryta, kokios parduotuvės turi būti uždarytos. Jis sako, šitie ir šitie dar prekiauja degtinę iš Baltarusijos. Jos neikite, jos uždarykite. Tada tie ir tie daro taip ir taip, jos uždarykite. Man iškila klausimas, ar teisiškai iš vis taip galima daryti? Ar gali būti toks puolimas? Žinot, aš nenorėjau naudoti pavardžių, bet jūs pasakėt pavardę, tai matot, tą pavardę aš žinau truputį kitam kontekste. Aš pažįstu dar ir kitą Tapiną. Tai yra tėvą. Ir aš pažįstu tuos senus laikus. Ir žinau tas kito Tapino kalbas. Tai man tokios labai niūrios asociacijos. Mes ėjom į priekį. Mes gavom laisvę. Mes gyvenam, aš dar drįstu sakyti, laisvoj šaly, bet mes grįžom atgal. Aš tuose vaikuose pažįstu tėvus, nes man teko tais laikais gyventi. Aš tiesa nebuvau nei spaliukė, nei pionierė, nes man neleido močiutė stoti, aš labai pykau ant jos. Ir į komjaunimą aš įstojau tik tai 11 klasėje, kad gaučiau aukso medalį. Tokios buvo realijos, nes mano šeima labai nukentėjo. Bet suprantat, aš pavyzdžiui neturiu neapykantos kažkokiai tai tautybei. Aš net neturiu tos neapykantos galbūt ir KGB. Kaip tokiai, buvo tokia struktūra. Tai buvo labai nelaimingi žmonės, nes aš mačiau, kaip pas juos augdavo vaikai, kokiais metodais, ta bizūno, ta melo politika, ta atmosfera visa. Na, tiesiog manau, kad mums tenka tokie nematyti išbandymai. Ir man ypač atrodo, kad
man labai keista, kaip mūsų jaunimas susigaudys. Mums paprasčiau susigaudyti, kurie gyveno tais Andropovo, Brežnevo laikais. Stalino laikais man neteko gyventi, bet žinau, mačiau tuos sąrašus savo šeimos nacionalizavimo, to vežimo į Sibirus sąrašus mačiau. Ranka rašytus, kai žmonės pasmerkdavo, išveždavo. Tai va, bet nenoriu kalbėti pesimistiškai. Aš manau, kad, suprantat, lietuviai jau įkvėpė oro, laisvės oro. Jie jau žino, kaip ta laisvė atrodo. Ir jie žino, kad laisvė tai ne tada, kada tau patikrina plakatus, koks ten tinka. Ir laisvė tai nėra tada, kada sako, kad tu negali ten reikšti savo emocijų, sakyti ten ar taip ar kitaip. Tai va, tai manau, kad vis dėlto dabar 21 amžius. Į Sibirą neišveš. Sutinkam. O tai ką daryti? O koks būtų, kaip jūs matot, ką daryti toje situacijoje? Nes yra žmonių, kurie yra įžeidinėjami. Kaip net paminėjot Sabonį, paminėjote Statkevičių. Yra sudaromi sąrašai, ką reikia. Taip, sąrašai. Aš sakau, aš turiu archyvą, aš turiu, žinokit, ranka rašytų sąrašus, kur mano yra senelių pavardė ir jis yra pirmas išvežimo į Sibirą sąraše. Aš mačiau nacionalizavimo sąrašus, ranka tokius, žinot, neraštingo žmogaus rašytus. Mes išnaikinom aristokratiją. Jis yra išnaikinta. Ir dabar, ką mes turime, tai, tiesiog, man sunku žodžius net rinkti. Dabar teisinės priemonės, žinoma, aš jums galėčiau vardinti, dabar tas ten baudžiamo kodekso yra neapykantos kurstymas ir kaip tą reiktų padaryti ir kam reikėtų rašyti pareiškimus, bet suprantat, su tuo neapykantos kurstymo, matot, šiaip kas yra neapykanta? Neapykanta yra jausmas. Ir tu to jausmo negali kažkaip įrėminti. Bet jeigu tu tą jausmą reiški garsiai ir jis konkrečiai yra nukreiptas į konkrečius žmonės arba žmonių grupę, tai už tai yra baudžiama atsakomybė. Lietuvos problema yra ta, kad mūsų policija sugeba identifikuoti neapykantą tik tai vienu atžvilgiu. Kai yra seksualinė orientacija, mes turime tokių bylų. Bet kiek tai liečia neapykantą prieš žmonės pagal tai, kaip jie galvoja, prieš tai, kaip jie ten vakcinuojasi ar nesivakcinuoja. Neapykanta už žmonės dėl to, kad jie drąsiai reiškia nuomonę. Tai šitos neapykantos mūsų policija, teisinės prielaidos yra, bet ji nesugeba, gal nenori, gal neduota komanda identifikuoti. Tai paprastai tokie tyrimai nutraukiami. Tarkim, buvo mūsų prezidentas įžeidinėjimas. Šlykščiausių būdų, aš jau nevardinsiu tų herojų pavardžių. Mes puikiai žinome, visi tyrimai buvo nutraukti. Galima prezidentą įžeidinėti, vadinti ten mulkių, rusiškais visokiais keiksmažodžiais. Galima. Suprantat? Tai yra man irgi nepriimtina. Aš nesakau, kad tokius žmonės reikėtų, kurie kursto neapykantą, kad juos ten reikėtų kažkaip tai izoliuoti, pasodinti į kalėjimą. Ne. Bet jiem reiktų bent juos sugėdinti, bent parodyti, kad taip negalima. Kad taip negalima kurstyti neapykantos prie žmonių grupę dėl to, kad ta žmonių grupė nenori vakcinų. Jie nori turėti imunitetą, jie dar nepasitikė tomis vakcinomis, nes tyrimai nebaigti. Aš, pavyzdžiui, negaliu jų ignoruoti, aš pati turiu tas vakcinas. Man pasirodė, kad mano amžiui reikia jų. Bet jeigu kiti žmonės to nenori, kodėl aš turėčiau jų nekęsti ir prieš juos raginti ten ar smurtauti, ar kažkaip juos laikyti putinistais. Liudvika, tai ką dabar daryti, patarkite? Pavyzdžiui, mano uošviai po bombomis Kijeve. Mes kiekvieną rytą, vakarą su jais bendraujam, 2 dienas neturėjom ryšio, pasirodo, internetas nutrūko. Dabar skambiname. Ir dabar, jeigu mane į putinistus įrašys, ką man daryti? Man tai yra antiek užtepimas to brūdo. Tai ką, aš neturiu jokios vilties apsiginti šitoj situacijai. Aš tada galvoju, galbūt tas kiršinimas, nes tai liečia dalį Lietuvos patriotų, iš tikrųjų, kurie yra patriotai, tik tai jie nesutiko su valdžios pozicija, jie opozicijoje yra tas, kas demokratinė šaly natūralu arba normalu. Tai
Ir dabar atrodo, kad visiškai beviltiška. Gali tave bet kuris, nežinau, ieškantis savo šlovės blogeris įrašyti tavo pavardę, nes kuo žinomesnė pavardė, tuo greičiau jo pavardė, jis tos šlovės šešėlyje, tipo irgi sužydėjęs dabar kaip nežinau kas toksai. Tai galbūt pagal ekstremalios situacijos įstatymus ar karo grėsmės įstatymus galima juos, kad VSD jos su jais pasišnekėtų. Mes turime saugumo departamentą. Kaip jiems pranešti, kad jie užsimtų tokiais dalykais? Taip, pirmiausia apie patriotizmą dariau porą minučių. Tai žinot, man atrodo, tikras patriotas, tai jis yra dūšiai patriotas ir jisai žino, kad jis toks yra ir jis myli ir tėvynę, ir gintų, ir ką galėtų, darytų ir daro. Ir yra tokie etatiniai patriotai, suprantat? Tokie programiniai patriotai, kuriem patriotizmas dar kažkokiu tai būdu išsilieja ir į kapeiką kažkokią. Tai vat čia tiek aš jums galiu pasakyti apie tą mūsų šiandieninį patriotizmą. Bet dėl apsigynimo, žinoma, formaliai galima rašyti ir departamentui, kurį jūs minėjote, ir policijai. Ir yra visos teisinės prielaidos tokiais atvejais ir tyrimus pradėti, ir kažkokiu tai būdu nubausti. Bet tai galima rašyti ir reikia rašyti. Aš net sakyčiau, reikia visus tuos žmonės pirmiausia identifikuoti. Vat aš neminiu pavardžių, bet aš manau, kad reikėtų surašyti tas visas pavardes ir tuos visus jų tokius šlykščius postus, tuos šlykščius pasisakymus, tokius, suprantat, smirdančius neapykantą. Juos reikėtų bent jau užfiksuoti. Užfiksuoti dėl to, kad galbūt mūsų vaikai, mūsų anūkai šitos smarvės niekada nejaus. Kad dėl to, kad tai būtų. Bet iš tikrųjų tas kelias į tą apsišvarinimą nuo bolševizmo jis yra ilgas. Ir aš manau, kad mes esam pusiaukelėje. Mes tikrai dar nesame jo pilnai nuėję. Tai yra bolševizmas. Tik tai 21 amžiai. Jūs davėt man tokią idėją fiksuot ir paskui išleisti knygą su tom rašliavom. Visiškai teisingai. Kaip pavyzdį, kad tai būtų jiems ir po 10, po 20 metų būtų galima pasižiūrėti, kaip tas ir tas veikėjas, prisidengdamas patriotizmu, pačius žinomiausius Lietuvos žmonės stengiasi apdergti. Bet jūs suprantat, aš turiu viltį, vat aš minėjot pavardę, aš sakau, aš atsimenu tėvą, jūs minėt sūnų ir aš tikiu, kad jau anūkai, proanūkiai, jau nebus tos marvės. Nebus to bolševizmo. Suprantat, mes tiek gyvenime galime nuveikti, tiek yra puikių dalykų. Negi mes šitame mėšle kapstysimės. Tai yra tiesiog žema, tiesiog gaila gyvenimo. Štai, Liudvika, jūs man dar tokią mintį davėte, kad už tai jiems tas žodis nacizmas labai priimtinas. Nes bolševikai visą laiką kalbėjo apie nacius, taip? Nes aš kai žiūriu, pas mus visą laiką prieš mes norėjome išsivaduoti nuo bolševizmo, nuo komunistų, nuo sovietų, tos Rusijos. Mes norėjome išsivaduoti. Ir priešas numeris 1 mums visą laiką buvo komunistai. Arba ta valdžia, kurie mus okupavo. O jau nacistai buvo antroje eilėje. Netgi ne šiaip sau rusai mus dergia, kad mes esame nacistai, nes jie mums tiek nepadarė blogo, kiek komunistai, tiesa. Ir dabar staiga visa ta retorika keičiasi. Ir šitie veikėjai, kurių tėvai, jie tada pradeda kalbėti apie nacizmą, taip? Vadinti lietuvius naciukais. Vadinti vėl, tai yra, jie pakeičia visiškai naratyvą ir nuo komunizmo, bolševizmo mes periname prie nacizmo, tiesa, toksai. Tai galbūt čia natūraliai susijęs su jų šeimomis? Žinot, nenoriu tos Lombrozo teorijos vystyti, palikime tai galbūt tyrinėtojams genetikos, bet aš jums sakau, tai jūsų mintis su tuo fiksavimu ir su knyga, ir su įvardinimu, ir nepamiršimu visų šitų gerų kabutėse darbų tikrai turėtų būti. Bet aš dar kokią mintį turiu, suprantat? Dar kokia yra problema. Yra tokia filosofė, Nida, taip jau čia dabar ją visi linksniuoja. Aš tai nežinojau tos merginos, bet kai pradėjau klausyti jos kalbos, tai mane pirmiausia, aš su daug ko nesutinku, man nėra jinai mano visiškai bendramintė, bet yra neatmestini 2 dalykai.
tai išsilavinimas ir argumentai. Ir dabar jūs įsivaizduokite, kaip puolama ta mergina. O žinot, dėl ko jinai puolama? Ji pasakė, kad ji geriau mirs laisva, kad niekas negali atimti teisės mirti laisvam. Juk tai yra labai, stiprus pasakymas. Juk tai iš esmės to yra keiksmažodžio sinonimas, kur su tuo военный корабль иди, tai yra praktiškai pasakymas, tik tai kultūringa, mandagia kalba, bet tai yra esmė žmogaus teisė būti laisvam. Kas gali būti daugiau už teisę būti laisvam? Ir už teisę mirti, nemirti ir visa kita. Bet kaip iš jos įsityčiama, kai žodeliais vadinama, kaip jinai užsipuldinėjama yra socialiniuose tinkluose, tų pačių veikėjų, kuriuos jūs čia paminėjot. Bet aš jums galiu pasakyti, padarykite laidą, paimkite 10 tų visų tokių, kur jūs minėjote, ir dar kitokių veikėjų. Ir pastatykite vieną Nidą. Ir tegul jie bent vieną jos argumentą nuneigia argumentų kalba. Ir šitie vyrukai bus keisti, nes jie nesugebės nei vieno fakto jos nuneigti, nei vieno jos argumento, todėl kad jos pusė išsilavinimas, jos pusė erudicija, jos pusė argumentai. O šitų vyrukų pusė kas? Keiksmažodžiai. Ir diagnozė. Jūs minėjote beje labai įdomią diagnozę, bet čia ne tą veikėją liečia. Yra daug ir tokių veikėjų, ypač kurie užsipuola menininkus, kurie tiesiog turi tam tikras ir psichopatinės diagnozės. Jūs tą puikiai, Dariau, mes kalbėjome su jumis. Jūs pasakėte apie vieną tokį žmogų. Tai šitie visi vyrukai ir šitie visi ultrapatriotai, toliau visi šitie etatiniai patriotai, jie neturės nei argumentų, jie neturės nei vieno, jie tiesiog prieš ją neatsilaikys argumentų kalba. Kas tada belieka? Tada belieka burnoti, tada belieka etiketės klijuoti, tada belieka sąrašus sudarinėti, tada belieka putinistų apšaukti. Tai yra toks, suprantat, žemas lygis, bet tai yra mūsų realijos. Mes neturime. Mes turime tą suprasti. Dar jūs man ką priminėt su tuo karablį įdį. Tai aš pasiklausiau perimtus pokalbius rusų kareivių su motinomis. Ir ten keiksmažodis ant keiksmažodžio. Aš net negalvojau, kad sūnus su mamomis taip šneka. Ir aš pakraupęs ant kiek žemio lygio kalba, nes yra perimti ukrainiečių pokalbiai, kaip kareiviai ką pasakoja mamoms, kalbėdami telefonu apie tos, kas vyksta kare. Tai keiksmažodis ant keiksmažodžio. Ir dabar mes gauname, kad iš vienos pusės mes tą rusišką keiksmažodį jau priimam kaip simbolį, o iš kitos pusės mūsų šitie puolantieji, jie tokiu purvu ir ne taip ryškiai, ne su tokiais pilnais keiksmažodžiais, jie teplioja tai. Ir kas čia dabar, ką mums daryti su to? Matot, tie keiksmažodžiai, suprantat, tai gal kada jau neturi argumentų, tiesiog tai yra koncentruota išraiška kažkokio tai vertinimo emocijos, tai šiandien, kad jie pas mus legalizuoti ir kažkaip tai tokie priimtini, tai manęs nedžiugina, tai yra toksai, prastas dalykas, bet tai yra realijos, Tai jeigu dabar, kaip mums tada pabaigti, kokį mes galėtume duoti patarimą žmonėms, kurie papuolė į tokius pastus, kurios bando prievartauti, nes aš manau, Sabonį bando prievartauti apsiginti, taip, nes jis dabar turėtų kažką pasakyti, kad apsiginti. Tada tam tikrus verslininkus bando prievartauti, kad jie neišparduotų tuos atsargas, o kažkur tai išmestų, kas irgi yra visiškai nelogiška, nes jie naujų nebegali užpirkti dėl sankcijų natūraliai. Tai kodėl jiem neleisti išsiparduoti, nes tie pinigai jau ten sumokėta anoj pusėje, jau dabar čia yra jų prekės, bet jie turi apsiginti. Kodėl, kaip dabar padėti žmonėms apsisaugoti nuo tokio puolimo?
Teisinės priemonės, tų pareiškimų, skundų rašymas tai yra viena, fiksavimas tai yra kita. Bet žinot, mums davė didžiulį pavyzdį ukrainiečiai. Nu, aišku, pas juos ta agresija vyksta jau čia 8 ar 9 metai. Jie jau pripratę, jie jau pasiruošę. Jūs pažiūrėkite, kaip oriai, kaip tvirtai jie laikėsi dar iki vasario 24 tos dienos. Koks buvo, visi čia klykė, karas, tuo artėja, visa kita. Kaip laikėsi Zelenskis oriai, kaip laikėsi tauta, kaip dabar jie laikosi. Žinokit, aš turiu vilties, kad būtent šitie žmonės savo krauju, savo šitų dabar begalinių skausmų, jie duoda mums pavyzdį. Kad mes visų pirma turime būti santūrus, mes turime būti susikaupę, mes turime daryti tyliai paruošiamuosius darbus, mes turime suprasti, kad agresija yra šalia mūsų. Mes turime būtent išlaikyti rimtį, nepasiduoti emocijoms, nepasiduoti šitom provokacijom, nepasiduoti jokių būdų šitom provokacijom. Ir tiesiog tyliai, ramiai daryti savo darbą ir atitinkamai įvertinę situaciją ruoštis. Daugiau aš negaliu pasakyti. Aišku, galima rašyti pareiškimus. Jūs man davė tokį mintį, kad mums kaip tik ir trūksta tokio lyderio, kuris kasdien, nes kiekviena karo diena yra, kaip aš sakau, tai yra vieni metai. Viena diena lygi metams, nes vyksta karas, yra grėsmė. Kuo geriau bus, kuo ukrainiečiai geriau laikysis, tuo mums didesnis saugumas, tiesa. Bet čia šiek tiek trūksta tos politinės lyderystės, kas galėtų raminti žmonės, o ne pinigai skatinti tokius dalykus. Matot, galima lyderius sukonstruoti viešųjų ryšių pagalba. Taip, yra pas mus tas ir taip yra sukonstruoti kitiem. Kiti tampa lyderiais atsitiktinai. Bet kada yra tokios ekstremalios situacijos, mes tuos lyderius atpažįstam. Taip, juk kas galėjo tikėtis iš aktoriaus Zelenskio, kad jis bus toks tvirtas. Gyvenimas padiktavo, taip ir dabar. Šiaip Lietuvoje yra lyderių vakuumas. Mes neturime lyderių, o jeigu koks nors žmogus yra kažkuo pranašesnis, ar savo išsilavinimu, ar savo kalbėseną, ar savo kažkokią tai charizmą, tai mes jį iškart užmėtom pagaliais, kad jo nebūtų. Suprantat? Tai Lietuvoje labai sunku tiems lyderiams atsirasti. Bet aš tikiu, kad būtent ekstremaliom sąlygom, kada tos priskrepusios kaukės nukris, mes atpažinsim, Lietuva turi turėti tikrai tų lyderių atsiras ir aš manau, kad mes nesam tokie biedni, pas mus labai daug protingų žmonių ir tikrai tų lyderių Lietuva turės. Ačiū. Tai tada apibendrinsim, prašome nepasiduoti provokacijom, taip, turbūt taip, ramybės, tegu šunys loja, o karavanas eis savo keliu. Mes turime ruoštis gynybai, mes turime stiprinti savo šalį. Mes turim galvoti viską, kaip mažinti tą susiskaldimą ir kaip mums tos įžeidimus palikti šone. Paskui išsiaiškinsim po karo. Ir padėti ukrainiečiams mes turim padėti ne tam, kad užsidėtume kažkokį pliusiuką ir ten įdėtume skelbimą į Facebooką, kad aš ten pervedžiau ten kažkokią tai sumą. O mes turime tą daryti tyliai, ramiai, oriai. Va tokia mūsų misija. Ir dar, žinot, kai vyksta gėrio kova su blogiu, tu turi pasirinkti pusę, kurioj tu pusėje esi. Viskas. O toliau tu žinai, ką reikia.